Miško mokyklėlėje visi gyvūnėliai turėjo vidinius susitarimus, kad visiems būtų saugu, jauku ir smagu mokytis bei žaisti kartu. Tačiau lapė ir barsukas kartais jų nepaisydavo. Aš pirma sušuko lapė ir įbėgo į klasę, stumdydama kitus gyvūnėlius. Žiūrėk, kaip greitai bėgu, šūktelėjo barsukas ir praskriejo pro klasę, nors žinojo, kad mokykloje reikia vaikščioti. Mokytoja Pelėda vis primindavo susitarimus. Bendraujame maloniai ir pagarbiai. Po veiklos susitvarkome, kai vienas kalba, kiti klauso. Norėdami kažką pasakyti, keliame ranką. Bet lapė ir barsukas vis pamiršdavo, o kartais net specialiai neklausydavo. Vieną dieną visi ruošėsi kūrybiniai veiklai. Gamino pasakų miestą iš kaladėlių ir figūrėlių. Kiekvienas turėjo savo užduotį. Aš noriu statyti pilį, suriko barsukas, griebė pilies bokštą ir netyčia sugriovė kiškio pastatą. Ei, aš pirma sakiau, suriko lapė, stumdydama kitus, norėdama gauti daugiau figūrėlių. Klasėje kilo triukšmas, vieni verkė, kiti pykosi, mokytoja Pelėda susirūpino. Ji pasikvietė lapę ir barį pasikalbėti. Atrodo, jums sunku laikytis mūsų susitarimų, švelniai pasakė ji. Kaip manote, kas galėtų padėti? Man sunku nustoti kalbėti, kai turiu ką pasakyti, tyliai sumurmėjo lapė. O aš labai pykstu, kai kažkas padaro ne taip, kaip aš noriu, atsakė barsukas. Mokytoja parodė jiems ramybės stotelę, kurioje buvo jaukus kampelis su spalvinimo lapais, kamuoliuku, rankai, minkštu pledu ir knygelėmis. Kai supykstate ar nuliūstate, galite čia ateiti, o kai būsite pasiruošę, pabandyti išsakyti savo jausmus žodžiais. Barsukas ir lapė nusprendė pabandyti. Po kelių minučių lapė grįžo, pakėlė ranką ir pasakė, aš noriu atsiprašyti ir noriu padėti atstatyti, ką sugriovėme. Barsukas linktelėjo, galim kartu pastatyti dar gražesnį miestą. Nuo tos dienos lapė ir barsukas stengiasi laikyti susitarimų. Kai vienas kalba, aš klausau, naudoju priemonės pagal paskirtį, kalbu vidiniu balsu, po veiklos susitvarkau. Kai supykstu, renkuosi raminančią veiklą arba pasikalbu su mokytoja ir vis dažniau drąsiau pasakau, ką jaučiu. Jiems ne visada pavykdavo iš karto, kartais pamiršdavo, bet vis dažniau prisimindavo, kodėl susitarimai svarbus. Visi jaučiasi geriau, niekas neįsižeidžia ir žaidimai tampa daug smagesni. Dabar lapė ir barsukas tapo pavyzdžiu kitiems, juk ir jie kažkada viską mokėsi iš pradžių.